Dabar dovanas eina. Balsuoja, kad Damkė siunčia. Šiaip rimtai. Parašykit komentaruose, Yes! kas iš jūsų gaus tą dovaną, tai mano kedus ir Damkės kuprinė. Ir vėl mes čia, aš Edvinas ir Damkė. Ai, Damkė, tai aš Edvinasas 4. Edvinasas 4. Šiaip žiauriai pavarėt su praeitų video, man patiko. Šiaip buvo expectation, einu gal 5 štukas peržiūros, 300 laikų, iššovė štuką laikų, 11 štukų peržiūrų. Tai dabar ta kartelė. Jo, dabar iš karto dovanų, už tai jums duodam dovanų. Damkė sako, Edvinai, sako, tavo tokį subscriber. Ai, pirmą pasubscribinkit, paspauskit laiką ir tada trauksim dovanas. Palaukiam, tegul pasubscribina. 10 sekundžių. Per 10 sekundžių kas palaikina, pasubscribina, iš karto prašau listę. Laukiam. 3, 2, 1. Gerai. Dabar dovanas eina. Gerai, pirmas Damkė, ką turim dovanas aš nuo savęs ir Damkė nuo savęs. Tai Damkė pradeda, prašau. Aš turiu labai fainą kuprinytę kedams susidėti. Jump 10. Čia šiaip žiauri ir gera kokybė, net tos pufliovkės, kur būna. Galėjai man šitą pabėti? Tau reikia? Ne, subscriberiam dabar svarbiau. Taip, kad šitą jeigu norit. Jeigu subscribinot, laikinot, jau pretenduoju. Šiaip žiauriai faina. Gerai, trauk savo dovaną. O mano dovana yra mano kedai. Tai mano KD, man atrodo, čia KD, ne? Palaukit. Nežinau, kokie, ble. Tuoj pažiūrėsiu. Nežinau. Vienu žodžiu, mano kedai. Mėlyni. Labai faini, tai irgi uždėsiu kažkur parašą, įdėsiu į siuntas ir keliaus vienam iš jūsų. Tai viskas, ką jūs turit padaryti, tai būt subscriberis, tai paspaudžiat subscribe, palaikinat video ir parašot komentarą, kurios dovanos nori. Ar Damkės, ar Edvino. Tai komentaruose parašėt arba Damkės kuprinės, arba Edvino kedų ir viskas. O tai įsivaizduok, jeigu vienas susikuria 2 accountus, abiem pakomentuoja ir gauna ir kedus, ir tašę kedų. Čia jau cheat codas. Bet gerai, nu ką, kurkitės fake accountus, subscribinkit, laikinkit, mums kelia tryčia, mums gerai. Nes jeigu mes niekur nežaisim, žinokit, tai... Mes žinokit bedarbį. O gal varom į Mažeikius? Nes tėvui, žinok, sunku. Tiksliai. Varom į Mažeikius. Paskutinės rungtynės Mažeikiam. Harisas įmetė 2 metimus iš 19. Tai tu net nežinai pavardės, nei vardo. Jo, nes iš Mažeikius. Vienas žodžiu, Damkė siunčiam į Mažeikius. Kas balsuoja, kad Damkė siunčiam į Mažeikius? Šiaip rimtai, 10 komentarų Damkė į Mažeikius ir varau į Mažeikius tėvukui padėti. Nes jam sunku labai. Aš parašysiu Damkė į Mažeikius. Tai jau liko 8. 8 reikia. Šiandien su Damkė sužaisim minusą. Reikia išsiaiškinti po jau lietutis laukia, reikia išsiaiškinti, kas tokio oro yra. Trikšotų minusą ar minusą? Figūrinį. Figūrinį? Šiaip. O jeigu mesiu baudą, tau figūrinis skaitos? Bet turi kažką padaryti prieš ten pašokį. Tiksliai, vaikystėje tokius. Kulveris tiksliai. Varom, šitas gali. Lembo vaikystėje figūrinis. Atsimeni, kai meti, prameti, čia taip turėjo būti. Čia toks figūrinis metimas buvo, prametu ir ore pakartoju. Jo, šiaip šitas žiauriai geras, lembo. Idėjos eina, va. Varom. Ir iš užduoties. Žaisim iš užduoties vienu žodžiu, gerai, važiuojam. Nepamirškit, kad gali laimėti dovanų kedai, kuprinės. Vienu žodžiu, užsidėjau savo sėkmingą kepurę. Ar jūs bent matot, kaip šitas kanalas tobulėja, investuota į mikrofonus? Bet gali būti, kad bus didelis žiaurus feilas ir nesigirdės tų mikrofonų, bet viskas. Šokam į figūrinį minusą, ateik čia, Damkė. Žiūrėk, iš pirmo. Kuris pirmas? Vaskinam. Aš metu dėl... Vaskinam, kuris tie? Vaskai dievulis. Broliai, turiu, karočiai, reikia tau... Ateik čia, vaskinam normaliai dievulį. Mama, tėtė, ką jūs užaugino? Ai, tu prisigavai, tai... Vaskai. Nesimatė? Nu gerai, sukarpė mane. Damkė pradeda figūrinį minusą. Pala, ką meti pirmą pasakyk? Pradžioj nuo paprasto, nuo lentos per nugarą. Žinokit, šiandien aš su savo sėkmingą kepurytę tai nepramesiu. Nei vieną. Čia tokius, tai žinai, pusryčiam valgau. Va. Damkė kažką sudėtingesnė turi man paruošti, nes tokį metimai, tai... Wow, čia kažką jau paruošė įspūdinga. Ne, įspūdinga. Per viršų lentos su viena ranka. Palauk, dar aš noriu nufilmuoti ten čempionus.
Čia aš buvau nacionalinės lygos čempionas su Aš Prienais šiaip LKF ten irgi yra. LKF Ir BBL Damkė. Mau. Prienai valdo. Jei, taip ir norėjau ten. Vienas žodžiu, mintyse juokingai, bet užsimetu alėjupą. Vienas bounces, aš saulytę padarau, pagaunu ore ir iš kitos pusės. Vienas žodžiu, čia crazy NBA streetball. Eik tu. O čia yra streetball NBA, karočią. Oi, pamečiu. Čia dėl kepurės viskas. Lytė buvo. Ko saulytė, nesaulytė? Damkė, tu mano saulytė. Labiau mėnulis buvo. O, puiku, puiku, pasitreniruoji. Užsimetė lejupą saulytė, vienas mušimas, ore ir reversas. Labai blogai atrodo. Kas blogiausiai atrodė? Viskas. Aš eisiu ant paprastumo, vienu žodžiu. Su kairė ranka trajeką. 5 kartus aplink save apsisukti ir baudą. 1, 2, 3, 4, 5. Prašau. Yes. O man būtina apsisukinėti? Jo, šitą žiauriai labai sunku. Aš ir taip baudos nepataikau. Aš galiu net greitai suktis. 1, 2, 3, 4, 5. Čia grinai įmetė dėl to. Gal man per rungtynės reiktų atsistoji prie baudų. Sukiesi, gal procentas pakiltų, bet šiaip susisuko galva. Nuo šito vamzdžio įkrenta į kažką. Kokio vamzdžio dar? Ui, kaip gaila. Kaip gaila, Damkė, tikrai labai šaunus bandymas, šaunuolis Domantai. Vis iš eilės įmest, va, iš dešinė, ne, 4. Dešinė, kairė, tai va. 1, 2, 3, 4. Labai paprastai patikrinsim Damkės tos pagrindus. 1, 2, 3, 4. Nustebina. Net lanko neliečiu. Nustiau čia prie Norena, Edvinas iš kitos pusės, va. Tiesiog ant linijos atsistoji gražiai ir iš kitos pusės. Dangi iš čia iš dešinės rankos per paprastą, tai su kairė per viršų lentos. Okay. Su kairė ranka. Bet ne už linijos, o ne? Ne, tiesiog. Jo, štai rogės. O tai va, kas čia yra geriausias Ne, Damkė, tu esi trikšoteris, o aš esu figūrinio minuso meistras. Ne, baudų bandai paimti. Ne, aš dabar galvoju, ar įmanoma 2 kartus per klyną ore padaryti. Šansų, čia trauma gausi. Dai, pabandyk, pažvengsi. Aha, žiauriai, 2 padarai per klyną. 2? Aha. Tai 3 gal bandyk. Bandyk 3, nes dabar tai tikrai 2 padarai. Žiūrėk, Damkė. Žiauriai, 2 padarai. Eik, na. Tai kiek čia bandymų bandysi? Ai, tai skaitos tie? Davai, bandyk, pažvengsim su Hebra. Pažvengiam. Žiauriai gerai. Žiauriai, Damkė 10. Ir va tokį įmetė. Žiauriai, Damkė 10 balų. Palauk, ne, aš pramušiu. Ne, tu pramuši, bet tai mes lauksim 2 valandos, kol tu pramuši. Žiauriai, 2 per klyną vėl. Gerai. Gerai. Iš kairės rankos trajeką. Tai bet tu pramuši. Na, okei. O šitą mamai parodysiu, viską pasakysiu mamai. Tai mažiekius tėtei pasakysiu, kad neimtų. Čia jau blogai. Toks lengvas, kad aš tau fade away galiu su kairė. Ne, čia tyčia pasidaviau, nes man reikia irgi jau minuso, neįdomu, tik tau dėt. Oi, įsigalvoju. Tai tu pasakyk pirmą, o ne oi ir nieko nedaro. Oi ir eina. Šoksi taip
darysi 3 šiam ir per čia prasukęs įmesi. 3 šiam? Jo, čia bus ką veikti. Jeigu 3 šiam. Aš pasiduosiu. Aš iš karto pasiduosiu, jeigu įmė. Ai, kaip gaila. Kaip gaila, nereiks mes, man tai gerai, nes nereiks mes. Aš tai tavėm paprastų įmu, žinok. Pasimetu kamuolį, paspiriu į lentą, nuo lentos į galvą į lentą ir ore įmetu iš pakrepšio. Čia tie vaikystės. Vaikystės visi. Taip, kad vaikystė yra geriausia. Ja. Ai, tu namas galvas skauda. Kreiva galva įsigalvoja tiesiai numuš. Pabandžiau. Aš noriu biškį iš Edvino pasijuokti ir kad jūs gerą turėtumėt dieną. O galiu aš iš karto minusą užsiimti? Ne. Tu turi būtinai daryti, nes jeigu nedarai 2 minusai. Pala, dabar man reikia Taip, šoku. Taip, ne. Taip. Tai čia lengva? A, jo. O kaip aš čia galvojau, kad sunku? Su dešinė. Tu na. Pala, čia... Žinok, šitam pratimui, metimui reikia pašokti. Ai, čia... Jo. Matai, aš bandžiau suktis. Ne, gerai, dėk tą minusą, nafik, čia aš negek. Bet vieną pasisteng, davai. Kataka. Ne, per sunku, damkė, tikrai šitas. Gerai. Tu mane jau prigavai, nes be apšilimo atėjau, tai aš žinok, be apšilimo negaliu tokio. 2-1. Iki kiek žaidžiam? 3. Iki 3? Taip. Nerimtai? Jo. Aš galvoju iki 5? Ne. O, tai reikia susikaupti. Nesąmonė 2-1 reikia, kad neįmestum. Aš noriu parodyti savo mėgstamiausią vietą LKL. Savo kaip papus. būdavo, jo. Debilas. Gerai. Ne, rimtai, noriu, kur daugiausiai praleisdavau laiko. O čia ne podcastas, mes greičiau. Neįmanoma pramest. Visi juokus deda, žinok, visi dabar prie ekranų žvengia, sako, o, Damkės, palauk, Damkė, paaiškinsiu prikolą. Čia Damkės mėgstamiausia vieta, mes dėl to, nes jisai nežaisdavo, sėdėdavo ant salelio ir, tipo, va, čia jo mėgstamiausia. Dar ateina koks šalingą petakėlį duodi. Arba trieda kamuolys. Man reikėjo taip ir žaistam LKL, būčiau prasimušęs. Tu nori pasakyti, kad viskas man 3 minusas? Ai, tiksliai. Tu nori pasakyti, kad viso man 3 minusas bus? Kepurytę reikia pasitaisyti labiau. Eik, tu namas. O iš ko? Ai, nesusitarėm iš kokios užduoties. Taigi komentaruose parašys užduotį. Jo, taip. Jeigu gausi 3 minusą, nieko nerašykit. Davai rašykit kokią įdomią. Pavyzdžiui, Nemuną perplaukti. Tai aš tau, kai perplauksiu, ble, Nemuną. Ei, bet paskutinis minusas iš 2 bandymų. Ai, tu kad ir 5 kartus mes. O palauk, svarbiausiai sėdėti čia, ne? Ant šit. O kur tu dar nori sėdėti? Ne, ir viskas, palauk. Ne, čia jau bairiai bandys prisitraukti. Būčiau prisitraukęs po krepšį. Tai tu nepaaiškinai. Edvinai, šitą metimą sudėk visas jėgas ir tu esi geriausias. Žiauriai, esi žiauriai geras. Bet palauk, paskutinis iš 2 kartų. Edvinai, tu vis tiek geriausias, tu neklausyk, dabar visi žvengia iš tavęs, iš tavęs žvengia, dabar visi prie ekranų, bet tu nekreip dėmesio. Tu esi geras, gerai varai. Viskas, atsitraukai, kameros atsitraukia. Ai, ne tą koją priekį buvau padėję. Svarbiausia įsivaizduoti galvoje, kad įkrenta. Žiūrėk. Oi, kaip gaila. Ačiū, kad žiūrėjote, rašykite užduotis. 3-1 nuo Damkės gavau, čia aš figūrinio minusą buvau čempionas. Ne, o tai ką rimtai dabar, ne? Ką rimtai? Aš pralošiau? Viskas. Iki 3? Jo. Eik, tu namas. Davai, Hebra, rašykit pačias įdomiausias, sunkiausias užduotis. Gerai, pavyzdžiui, iš manęs būtų kokį Nemuną perplaukti. Ir dabar man sugalvokit užduotį. Parašykit komentaruose, ką aš turėčiau padaryti ir kito video pradžioj aš įvykdysiu užduotį. Tai darysim kitą video, iš karto pradžia bus mano užduoties vykdymas. Ir pasakyk, tu šik, aš galvoju, tikrai laimėsiu, aš jau buvau tau sugalvojęs video. Ai, Damkė, apsipatenki, nes laimėjo, trikšotė visa. Yes!
Ką tu čia darai dabar? Taip, čia mačiau šitą celebration. Dar matęs tokį. Paskui matęs šitas tokį. Tokį matęs LKL, kai darydavai, kai visus daužydavai. Dar kokį matęs. Kokį matęs dar? Nu, parodyk. Šitą matęs. Bet man neįdomiausias va šitas. Gerai, neįdomu, ką jisai matęs. Va. Tai vienu žodžiu. Aš prisipažįstu, aš priimu tą pralaimėjimą. Kaip tikras vyras, tai parašykit komentaruose, kokią man užduotį reikės daryti. Kito video pradžioje padarysiu užduotį ir... Tai va, pradžia... Palauk, dar celebrate. Viskas gerai. Čia Lebronas. Parašykit, kokiu vaistukų man duot broliui, kad jisai biškėtas yra. Ne, aš šiaip rimtai. Padarysiu užduotį... Komentaruose parašykit, kokią užduotį man daryti ir Damkė vieną iš jų išrinks ir kito video pradžioj darysiu tą užduotį. Tai labai paprasta, pradžioj video gavo dovanų, vienas iš jų sugaus tą dovaną, tai mano kedus ir Damkės kuprinė. Ir dabar aš esu... Paskutinį kartą. Tai Su ir Jamesas, Ronaldo ir Nes du geriausi pasaulio atletai. Tai viskas, nenori atsisveikinti? Viskas, tu viską užbaig, aš einu švęst. O kad yra žiūrinčių, bet nesubscribinančių mano kanalą, tai dabar čia iš karto subscribe mygtuką paspaudžiat, būtinai užmetat laiką ant video, nes žinokit, laikai meta mano video į aukščiau ir pamatys daugiau žmonių ir tada daugiau rėmėjų ir tada daugiau dovanų, daugiau prizų, tai viskas, ką jums reikia padaryti dabar, tai paspaudžiat laiką, pakomentuojat apie tos mano užduotis ir kas nori laimėti kedus arba kuprinį ir viskas, einu rengtis į Rūbinę, liūdžiu labai. Taip, žinok, Edvinas gavo prieš mane figūrinį minusą, tai jo, gali būti biškinė nuotaika. Aha. Tai aš nusivešiu kokių ledų desertą suvalgyti. Galvojau, rimtai su kažką šnekau. Aš tave nepamatysiu. Kartas, tas Damkė, bet tas Damkė, viskas.